Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat. Kuo nudžiugins mūsų rytojus. Išsirinkit savo variantą. O, čia dvi iš karto pasiėmė, tai nereikės daugiau. O ir čia buvo dvi. Oi, na, tai jau dabar tikrai neišmesim nė vienos. Tai reikia džiaugtis, kad ne 6, o 5. Arba rinkitės iš 5, arba kaip jūs norit, bet vis tiek skaitau po vieną. Ir matau, kad pati pirmoji. Tai skeptrų karalienė, na, tokia karalienių karalienė. Jūs rytoj valdysit ir vadovausit. Aš nežinau kam. Gal savo įmoniai, gal savo kiemui, gal savo šeimai, gal net ne savo, gal dar kažkam. Žodžiu, jūs visą savo energiją, išmintį, valią sutelksit ir visiems parodysit, ką jam reikia daryti. Ir jie darys taip, kaip jūs liepiat. Ir ką jūs norit. Taip, kad naudokite šitą savo galią, naudokitės jie visur, jūs turėsit ypatingos energijos ir galios, jau sakiau. Va, ir visiems paaiškinkit, kaip turi būti, nes jūs tai žinot. Ir jums patinka tai žinot ir tai jūs džiugina. Pasimėgaukit. O čia nauja gera žinia apie tai, ką jūs darot, ką jūs planuojat daryti, ką jūs norėjot jau seniai padaryti, bet dar neturėjot laiko. Gal jums dar buvo neduotas koks leidimas, ar koks laiškutis neatėjo, ar dar kažkas buvo jums nepaskambinę. Tai rytoj jums šitą žinią atneš, jūs galėsit na taip linksmai, žaismingai, jaunatviškai eit ir vykdyt savo tų užduočių, savo tų reikalų, kuriuos jau seniai norėjot atlikti ir kuriuos dabar labai puikiai su ypatinga sėkme ir energija ir padarysit. Jo. Ir šitą kortą čia mums karts nuo karto pasimaišo. Tai reiškia, kad tarp mūsų yra kažkoks gudruolis, toks išmintingas, išradingas, kuris sugeba nuginkluoti savo oponentus, konkurentus ir viską laimėti, na, tokiu gudriu būdu. Va, tai jūs rytoj prisiminsit savo tą gudruoliškumą. Gal kažkaip tai tam pasirengsit, pasiruošit, kad nebūtų netikėtumų. Ir taip ryžtingai eisit įjungę tą savo gudrumą ir pasiimsit, ko jūs norit. Ir visus įtikinsit, ir jie net nepastebės, kad jūs čia kažkaip tai gudraujat. Ir tokiu neįprastu būdu pasieksit savo tikslo. Jūs tikrai nenusižengsit įstatymam ir nedarysit nusikaltimo, truputėlį pagudrausit, truputėlį įjungsit savo tokią išradingumo būseną ir tikslą pasieksit šiek tiek, sakyčiau, neordinariu būdu. Tai bus labai linksma. Ir ateina tas riteris ant balto žirgo. Na, jis suteiks jum rytoj tokios erdvės linksmybėm, tokiai gerai nuotaikai, lengvumui. Jūs truputėlį atleis nuo darbų, parodys, kad galima gyventi taip šventiškai, linksmai, rūpesčius paslinkti į šalį, kad jūs pamatytumėt,
kad jūs pamatytumėt, kaip aplinkui puiku ir tokių truputėlį pastebėtumėt stebuklingų dalykų. Nes stebuklai aplinkui vyksta, bet jūs imat ir nepamatot. Šitas riteris jums parodys. Stebėkit, rytoj jūs pamatysit keletą stebuklų ir net patirsit keletą stebuklų. Tai jūs nudžiugins. Taip, o šitas kardas jums duoda galią ir valią ir jūs, juo truputėlį pamojuosit. Pirmiausia, tai atsiras labai gerų naujų idėjų. O paskui tam, kad tas idėjas jūs įvykdytumėt, jums duotas šitas kardelis, kad visus brūzgynus iškapotų. Kad jums niekas nesimaišytų ant jūsų kelio, kad netrukdytų jums keliaut, kad netrukdytų jums kurt, vadovaut, visaip veikt, kaip jūs norit. Nes būtinai išlenda kokia kliūtis, visi pastebėjot. Tai rytoj jūs tą kliūtį pukšt ir nuskinsit. Ir eisit savo, kur jums patinka ir darysit, ką jūs manot reikalinga daryti. Kas jums naudinga ir kas jums pelninga. Gaunat gerą ginklą, būtinai naudokitės ir tai jūs pradžiugins.